ką aš čia darau? Statau bokštą. Papildų guminukų bokštą. Pagal vertingumą, pagal naudingumą, pagal sveikatai svarbumą ir pagal skanumą. Šita guminukų dėžutė yra skirta virškinimui. Aš tikiu, kad daugumas kovojate su virškinimo problemomis, kai pučia pilvą, kai negeras kažkoks jausmas yra, kai persivalgymo jausmas yra. Tai vat yra alternatyva. Taip pat D vitamino pagrindų vitaminai, kurie tiks ne tik tai šaltuoju metų laiku, kai nėra saulės, bet ir vasarą. Nes vitamino D tikrai vasarą mes daug nepasisavinam iš tos saulės, jo labiau, kad vaikai ypatingai daug saulėje visgi nerekomenduojam laikyti, tai būtinai vis tiek po vieną guminuką galima suvartoti. Po to omega papildai guminukų pagrindų. Žinot ką? Tai yra apelsinų skonio. Kvapo ir apelsinų skonio. Meškučiai, širdutės, uogytės. Tai tikrai suduosit vaikams be problemų. Nes kiek žinau, kad vaikai nelabai mėgsta žuvies taukus, taip? O ką jūs darote, kai nelabai sugeria? Reikia kovoti, reikia kalbinėti. O šitų tiesiog jums paprašys. Jūsų vaikai netgi paprašys šitų. Ir dar kofeininės express shot guminukų pagrindų papildai. Mėgsti kavą, jos daug išgeri. Jeigu tiesiog norėtum pakeisti kavos puodelį į šitą vieną guminuką, žinokit, labai nuostabi alternatyva. Nes vienas guminukas atstoja vieną kavos puodelį. Tai jeigu norisi sumažinti šiek tiek kavos per dieną suvartojimą, išgerimą, tai šita dėžutė tikrai jums bus vertinga, naudinga ir reikalinga. Aš jau išbandžiau, nes aš dabar ką tik norėjau kavos ir pagalvojau, o kodėlgi man neišbandyti ir nepažiūrėti, koks tas procesas. Ir nustebau, pravėrus nustebau, kad koks aromatas kavos pupelių kvapas ir skonis. Kavos skonis. Tai labai patiko, sužavėjo ir kartosiu tikrai. O aš toliau tada statau bokštą. Čia kol kas tik tai 4, bet yra pasirinkime labai daug. Ir tikrai, jeigu yra poreikis, galima peržiūrėti visą sortimentą.